Sveiki! Šiandien noriu Jums labai trumpai parodyti užsakymus savo iš Oriflame paskutinių 2 katalogų. Tai čia turiu susižymėjusi viską 16 kataloge ir keletą prekių užsakiau iš 15 dar katalogo, bet neturėjau laiko nufilmuoti, tai viską greitai sutalpinsiu į vieną. Ilgai negaiždama noriu parodyti naujienas šio katalogo, kas mane sudomino, tai yra tokie lūpų dažai. Lūpų dažai su blizgučiu atrodo ypatingai šventiškai. Ir užsakiau juos visus 3, yra 3 atspalviai. The One Ultimate Glitter lūpų dažai. Vieno kaina 9,99. Ką galiu pasakyti apie šitus lūpų dažus? Dabar aš esu jais pasidažiusi. Ir jie atrodo taip. Pakuotė tai paprasta, kaip ir visi Oriflame The One lūpų dažai, bet jie atrodo taip. Pažiūrėkit, kaip gražiai blizga. Žiauriai šventiškas tikrai dizainas ir tokia labai šventiška maloni patirtis, bet jie blizgesio ant lūpų nepalieka. Ir jo, šitam kataloge yra parašyta tokia pastaba, kad šie lūpų dažai nesuteikia blizgesio, nes jais pasidažius tas blizgutis esantis ant viršaus tiesiog nusivalo ir jie iš esmės yra, gal kažkiek tai lengva tokio turi spindesio, bet nedaug, tokios kreminės tekstūros. Ir vat būtent aš esu jais dabar pasidažius. Tai tokio kaip blizgučio kaip ir nėra. Lūpų dažai geros pigmentacijos tikrai. Parodysiu ant rankos. Matot, užtenka vieno 2 brūkštelėjimų ir tikrai ryškiai matosi. Galiu pasakyti, kad žiūrint iš arti, yra truputėlį to blizgučio viduj, bet jis labai nežymus tikrai. Tai čia būtų viena spalva, jinai vadinasi The Red Gem. Toliau, ką paėmiau, Wow Factor Pink. Kol dar nepradėtas, tai iš vis atrodo wow, nes ir tas visas žiba taip gražiai blizga, kad net gaila ir dažyti. Tai va, toliau rožinė. Pradžioj pirmą kartą, kol nubrauki, tai tas blizgutis matosi, bet paskui jau jisai, toksai kaip, ne tai kad nublunka, bet nusitrina. Ir paskutinė, nes tik 3 spalvos jų yra Unique Nude. Wow. Pati ta idėja. Aš esu mačius anksčiau tokių lūpų dažų aukštos klasės, nežinau, neatsimenu, Dior, kažkokie buvo. Ir MAC kosmetika, man atrodo, turėjo tokių, žodžiu, kad čia nėra kažkokia labai naujiena, bet atrodo tai super. Gerai, tai žiūrim tą nude. Jo, tokia kasdieniška. Ir pačioj pradžioj tai tas blizgutis, labiau matosi, bet paskui jisai po truputį nusitrina ir nebelieka. Bet, tai pačiai pradžiai tai tikrai labai toksai šventiškas atributas. Tai va, 3 spalvos, 9,99. Vien dėl to šventinės nuotaikos visai džiaugiuosi nusipirkus. Toliau kitas toksai šventiška naujovė, The One Wonder akių plunksnelė, arba akių kontūro ta tokia plunksnelė. Ir jinai yra auksinės spalvos, švelniai aukso spalvos. Va. Pakankamai geros pigmentacijos, kiek atsimenu, atsparus vandeniui, atsparus vandeniui išlieka iki 24 valandų. Ir toksai ne aukso spalvos, o labiau gal šampaninės tokios spalvos, nėra visai geltonas auksas. Ir vėlgi esu pasidažius šiandien aš juo ir matot, toks tikrai šventiškas akcentas kalėdiniam vakarėliui ar kalėdiniams pietums. Toks nėra per daug į akis krentantis, nėra labai vulgariai toksai ryškus, iš vis tiesiog prašviesina tas akis ir labai taip nekrenta nespigina kitiems į akis.
Tai fainas produktas man pasirodė 6,49. Toliau sekančiam puslapį dar keletas naujienų. Tokia kosmetinė buvo blizganti, gražiai atsidaranti, bet aš neužsakinėjau jos. Toliau yra silikoninė makiažo kempinėlė. Tiesą pasakius, niekada nesu bandžius silikoninės makiažo kempinėlės, dėl to nusprendžiau, kad užsisakysiu ir išbandysiu, kaip jinai veikia ir kaip su ją tas makiažas darosi, žodžiu. Tai visa šita šventinė kolekcija, kurią dar rodysiu, supakuota va tokioj va gražioj dėžutė, tokiose gražiose žaliose dėžutėse, visa, spalvų paletė tokia žalia visos šitos kolekcijos. Na, o pati kempinėlė atrodo šitaip. Irgi šventiškai blizganti, jinai tokia va minkšta ir tokia atrodo kaip, nemoku paaiškinti, kaip želė, ne želė viduj būtų, ar ne? Ir su jie tiesiog kaip su įprasta kempinėlė įtapšnoja makiažo pagrindą, kiek aš suprantu. Tai kol neišbandžiau, negaliu nieko pasakyti. Iš kitos pusės jinai tokia kaip veliūrinė, nežinau. Žodžiu, kitokia truputėlį. Tai kai išbandysiu, tada žinosiu, ar vertas dėmesio daiktas ar ne. Tiesiog labai, labai įdomu, nes niekada nebandžiau. Tai 3,99. Toliau iš šitos kolekcijos dar toksai yra rinkinys nagų dildžių, irgi gražiai supakuotas. Šitie gaminiai labai tinka dovanoms, jeigu kokia makiažo mylėtoja, tai vien dėl to, kad gražios tos pakuotės. Ir viduje yra 3 paprastos dildės, nieko labai neišsiskiriančios, šventiškos, kitaip tariant. Tai viena tiesiog juoda, viena pusė aštri, kita tokia švelnesnė. Ir tada 2 blizgios, raudona ir auksinė, bet ta blizgi pusė, jinai nieko nedildina, jinai tiesiog, dėl grožio, o kitoj pusė juodas tas aštrus švitrinis paviršius nagų dildinimui. Tai tokios dildės jos pakankamai yra minkštos, nėra jinai kieta, jas greitai tas popierius švitrinis ir nusidildina, tai kad ir daugiau turint, 3 tokias, tai vis tiek žinai, kad sunaudosi, nes jos nėra ilgamžės iš esmės. Tai 3,49. Toliau prie šito šventinės kolekcijos makiažo dar išėjo 4 nauji nagų lakų atspalviai. Ultimate Gel nagų lakai. Tai kaip ir gelinio efekto nagų lakai, kurie, čia būtų pirmas žingsnis, šitas lakas ir ant viršaus dar yra toksai antras sluoksnis. Tik tai atskirai šitam puslapį jau jo nėra. Va. Tai tuoj parodysiu visas tas spalvas. Čia rašo, kad jisai išsilaiko iki 11 dienų, tai tikrai taip nėra. Aš išbandžiau, jau ne kartą lakavausi šitais Ultimate Gel lakais ir su tuo antru sluoksniu, kai užlakuoju, arba aš tiesiog nemoku saugotų nagų, aš tikrai daug namų ruošos darbų darau ir be pirštinių, ir indus plaunu ir taip toliau, tai man išsilaiko 3 dienas, 4, tikrai ne 11, bet faini visai atspalviai. Tai dabar parodysiu greitai visus ir tada dar ką pastebėjau pasakysiu. Taip, tai pirmoji būtų Spectacular Pink. Atrodo taip. Jinai turi blizgesio, bet matot, jisai nėra toks labai, tie blizgučiai nėra tokie dideli. Jis labai, labai smulkus toksai. Tada raudona Powerful Red. Šita tokia labai tikrai klasikinė kalėdinė man spalva, tokia klasikinė raudona. Tada Mystical Bronze, ar Mystical Bronze, ruda blizgi spalva tokia, raudonai ruda. Ir paskutinė tai yra Glammed Up Green, kuri atrodo truputėlį, gal ir panašiai į katalogą, bet jinai tokia, ta žalia, tokia neryški žalia. Tokia pavasariška labiau žalia, aš sakyčiau, man nėra tokia kalėdiškai žalia, kaip kad būtų pakuotės visų gaminių. Va čia tokia kalėdiška man žalia, tokia klasikinė, o šita, nors buteliukė kažkiek gal ir panašiai atrodo, bet ant nago jinai tokia visai išblunka, pasidaro tokia šviesi.
Ir čia ant šitų pavyzdėlio aš užlakavau po 2 sluoksnius. Pirmas sluoksnį tokį plonyti. Ir tas pirmas sluoksnis yra visiškai peršviečiamas, tokį tik tai spalvos šleifą palieka tokį, plevelę spalvos, nežinau kaip išsireikšti, bet toli gražu neatrodo taip, kaip atrodo jau 2 sluoksniai, nes aš antrą sluoksnį tada specialiai dėjau tokį storesnį, kad ryškiau ta spalva matytųsi. Tai toks pastebėjimas apie tuos lakus, kad jie tikrai nėra labai pigmentuoti. Vieno lako kaina 5,99. Tada sekančiam puslapį toks pasiūlymas perkantiems gaminių už 19,99 iš šio katalogo galima įsigyti makiažo šepetėlių rinkinį už 10,99. Tai pagalvojau, kodėlgi ne. Supakuoti jie tokia maišelėje, juodam. Ir dar kiekvienas šepetėlis buvo įdėtas į plasmasės, tokį kaip maišelį, ne maišelį, nežinau, bet aš nuėmiau jau, nes norėjau pasižiūrėti. Šiaip šepetėliai atrodo labai gražiai, labai man patinka jų dizainas toksai šventiškas, bet ar jie, aš dar neišbandžiau, nežinau, ar jie bus žiauriai geri, tai nežinau. Tai yra 5 šepetėliai ten ir pradėkime gal nuo didžiausio, kad geriausiai matytųsi tas dizainas. Tai tokia labai tamsiai žalia. Vat šitas galas prieš šviesą nelabai matosi, yra tamsiai žalia su blizgučiais rankena. Ir čia tokia tamsiai žalia spalva ir pats šepetėlis labai minkštas, labai minkštas, žinoma sintetinis, pagaminta iš nailono. Tie šereliai. Na tai vat toksai, čia turbūt pudros galima būtų sakyti, šepetėlis pudros arba galima ir skruostam, nes jis toks mažesnis. Ilgos rankenos patogas, tada vienas plokščias šepetėlis, toks mano gal kiek rečiau naudojamas, tada akių šešėlių šepetėliai, vienas vėlgi plokščias ir pakankamai standžiai taip sudėti tie plaukeliai, nelankstus. Tada išsklaidimo arba blendinimo tas šepetėlis pakankamai siauras, nėra toks labai išsipūtęs, tai patogiai galima būtų irgi spalvą tą užnešti. Ir paskutinis antakių šepetėlis, vienam gale įprastos antakių tas šukutės tokios, o kitam įkypas šepetėlis šešėliams ar kažkokiai kitai antakių priemoniai tepti. Tai va, ir tikrai jie atrodo šventiškai ir gražiai, mano nuomonė, irgi tinka dovanai ir va dar tokia maišelį. O šepetėlė niekada nebūna per daug tam, kas mėgsta dažytis, nes jie vis laik susipurvina ir tingisi plauti, tada noris pasiimti kitą švarų. Taip, toliau, sekančiuose puslapiuose yra tokie gaminiai, ta prasme, kaip čia, mados ar nežinau, kaip pavadinti. Taip, tai pirmiausia parodysiu jums lankelį, toks labai įdomus lankelis laukams, žalias, ryškus, štai taip jis atrodo gyvai, toks didelis. Iš kokios medžiagos? Poliesterio tekstilė su geležinė juostele viduje. Dekoratyvinio žalio stiklo akmenėlį. Jis pakankamai lankstus, viduje, kaip sako, geležinė, jo tokia tvirtas pagrindas ir ant viršaus ta medžiaga su blizgučiais. Jis labai platus šiaip, bet pakankamai atrodo puošniai ir vat prie tokios, aišku, čia reikėtų patvarkyti biškį, bet visai, toksai išskirtinis aksesuaras, labiau tiktų ilgaplaukiams, žinoma, negu man, bet manau, kad priderinti irgi galima, susikėlus plaukus kažkaip aukštai, tai vat tokia šventiškas atributas. Ir kitas plaukų gaminys plaukams, tai yra, dabar kur man yra, tai yra segtukai plaukams. Čia. Segtukai plaukams, 2 plaukų segtukai irgi, kaip ir lankelis, 7,99. Dabar labai fainos man gražios žalios pakuotės tos. Ir tada dar
čia ir atsidaro ir tada dar viskas būna tokiam popieriui ir užklijuota, bet aš nuėmiau, nes norėjau pasižiūrėti. Ir čia yra tokie dideli, ryškus, blizgus segtukai, vienas su užrašu Glam, o kitas su užrašu Queen. Tokie jau mėgstančiai merginai išsiskirti. Bet aš pagalvojau, kad visai toksai įdomiai turėtų atrodyti. Nu tai jie atsidaro taip įprastai, nemoku parodyti, bet šitaip, bet labai neplačiai, pakankamai kietas tas metalas. Na ir tada kažkaip tai, na aišku, čia dabar tas garbanas neįseksi labai, bet šitaip įsisega. Paliksiu, tegu būna. Tai vienas Glam, kitas Queen, galima šalia vienas kito įsekti ir tada jau tikrai tikra glamūro karalienė, taip sakant. Tai čia toks specifinis labai arba patinka, arba labai nepatinka daiktas. Toliau tam pačiam puslapyje yra rankinukas, šventinis rankinukas už 24,99. Poliuretanas, poliesteris, nailonas. Tai žodžiu, rodau, kaip jis atrodo. Kaip jis atrodo nuotraukai, dar kartą gerai įsižiūrim, toks blizgus. Man realybėje jis atrodo ne taip gerai, kaip aš įsivaizdavau, kaip atrodė kataloge. Jis atrodo šitai. Kaip ir viskas būtų gerai, bet man ta medžiaga tokia biški plonytė, tokia nestandi. Bet dugnas, taip. Užpakalinė pusė, šonai. Tie susiuvimai man kažkaip nelabai gražiai atrodo. Susiūta taigi normaliai, gražiai, tiesiai, viskas gerai, bet, nežinau, įsivaizdavau truputėlį geriau. Priekis štai toksai su kaspinas susuktas kažkoks, tai taip, auksinis užtrauktukas viršui, auksas spalvos, tai ne auksinis. Viduj yra viena kišenėlė su užtrauktuku užsegama ir toliau tiesiog toks gyvelis. Čia grinai yra toks rankinukas pasipuošimui šventiškai prie kažkokios tai šventinės eilutės ir pakankamai ilga ta rankena, nežinau kaip čia, ant peties štai užsidėti dirželis. Man labai graži spalva. Iš esmės tai grinai dėl spalvos norėjau, nes tikrai žiauriai gražiai man atrodė, bet ir spalva truputėlį kitokia nei katalogė. Matot, katalogė tokia šviesiai smaraidinė žalia, o gyvai tokia tamsesnė. Tamsesnė, ne taip įspūdingai atrodo, kaip tikėtis. Na, bet perkant iš katalogų užsakinėjant dažnai tai būna, dėl to aš tiems, kam įdomu ir parodau, jeigu kažkas, pavyzdžiui, nori užsisakinėti, tai gali pasižiūrėjęs nuspręsti, ar verta ar neverta, o kartais pažiūrėjęs galbūt pamatys kažką labai labai gražus, aš irgi šito noriu. Tai gal kažkam tie mano video yra visai naudingi. Ir sekančiam 15 puslapį yra laikrodis iš tos pačios kolekcijos 34,99. Cinko lydinys, stiklas, nerūdyjantis plienas žalvaris, poliuretanas, seiko mechanizmas žalvaris. Korpusas skersmuo 3,3, visas ilgis 24. Gerai, visas neįdomias detalės pasakiau, o dabar pats laikrodis. Atrodo jis šitaip. Šiaip man tai atrodo labai gražiai. Man labai patinka tas pats ciferblatas ir jo išorinis tas apvadas, kuris yra labai fainai tas išprofiliuotas, tas stiklas, nežinau, stiklas, nestiklas, kad blizga kaip koks, brangakmenis atrodo taip, viduj labai graži ta smaragdo žalia tokia spalva. Skaičių nėra, kaip matot, pakankamai paprasta viduj. Ir pati apyrankė yra tokia juoda su blizgučiais, bet kalbant apie apyrankę, jinai akivaizdžiai, man atrodo, nepatvari. Pats laikrodis labai gražus, galima galbūt ateityje apyrankę pasikeisti, bet jinai tokia kaip, tokia matosi, kad tikrai nėra aukščiausios pasaulyje kokybės. Ir šitie, kur tikrai nešioja, jeigu kasdien nešiojant ar dažnai, tai greitai turėtų nusidėvėti, kad ir kaip būtų gaila. Bet pasipuošimai tikrai toks, man asmeniškai labai gražiai atrodantis laikrodis. Toliau, verčiu toliau.
Taip, sekančiam puslapyje dar keletas šios kolekcijos papuošalų, kurie man irgi žiauriai patiko. Tiesiog negalėjau atsispirti, nes labai labai gražus man jie pasirodė šiom šventėms. Ir tuoj parodysiu, tai yra auskarai ir kaklo papuošalas Hidden Gems. Taip, pirmą ištraukiau kaklo papuošalą, vėlgi viskas taip pat supakuota į tas dėžutes, viskas vienodai. Ir pats papuošalas atrodo štai šitaip. Va. Kaip jisai dabar kataloge pavaizduotas, tai štai taip. Labai įdomus dizainas, aš nuimsiu, kad parodyčiau gal truputėlį iš arčiau. Štai, pakabutis, užsegimas, grandinėlė ir pats ant kaklo. Tikrai labai šventiškas ir labai puošnus papuošalas. Jau prie tokios pakankamai atviros ir šventiškos suknelės skirtas užsidėti. Manau, ant atviro dekolte daug gražiau atrodytų šitas papuošalas. Labai man jisai įspūdingas ir gražus, labai graži man ta žalia spalva, kaip sakiau. Tai kaina kaklo papuošalo yra 16,99. Ir tuoj parodysiu dar auskarus. Auskarai tos pačios kolekcijos atrodo štai taip. Irgi, įspūdinga ta spalva, gražus blizgesys, pati forma man patinka, tokie lapeliai, užsegimas štai toks. Ir jau šitų kaina 14,99. Labai faini. Manau, kad būtent šitais papuošalais aš kažkaip rasiu prisiderinti kaip šioms kalėdoms arba naujiems metams, žodžiu, šioms šventėms tikrai būtent šitais ir norėsiu pasipuošti, nes tikrai man jie labai gražus. Oi, negaliu. Taip. Toliau, 17 puslapį dar keletas papuošalų ir juos aš irgi užsakiau. Tai yra nedidelis toksai auskariukų rinkinys, 6 poros auskarų. Atrodo va taip. Bet irgi gražiai matosi, kad kokybiški gaminiai, gražiai labai blizga, toksai tas metalas, nežinau kaip pasakyti, ar tai, kad aukštesnės kokybės, ar kaip, bet toksai, gražiai atrodo. Visi užsegimai tokie, dabar matot vienos poros trūksta, nes jinai yra mano ausyje, rožinė, su rožiniais stikliukais. O čia dar yra raudona, mėlyna, žalia, geltona ir skaidri. Ir toliau... Taip, tai šitas kainuoja rinkinys 13,99. Ir paskutinis iš papuošalų rinkinių turbūt Hidden Gems špinel vadinasi, su natūraliu akmeniu ir atrodo šitaip. Va. Tai yra rinkinys sudarytas iš grandinėlės trumpos pakankamai. Ir auskariukai. Auskariukai vėlgi su tokiu užsegimu, pakankamai prie ausies prigludantis, bet irgi šventiškas labai ir atrodo geros kokybės rinkinys. 14,99. Tai va šitas man patinka, kad Oriflame šiaip papuošalai tie būna tokie, pakankamai atrodo kaip ir bižuterija, bet nėra labai prasta tokia. Ilgiau užsilaiko, ilgiau blizga, nepajuoduoja ir taip toliau. Toliau pereinam prie 24 puslapio, nauja tokia kolekcija, ne visai nauja, bet kaip čia, patobulinta kolekcija, Milk and Honey, labai senas Oriflame serija, medaus ir pieno, su medumi ir pienu, ir čia yra tiesiog praturtinta jazminų kvapu. Ir aš sakiau muilą, kūno ir rankų prausiklis, čia taip vadinasi, 6,99, labai graži pakuotė, spalva tokia gintaro, šiek tiek tamsiau atrodo per kamerą negu gyvai. Ir užsakiau kūno kremą, rankų ir kūno kremas 5,99, tai jį parodysiu, jau pakankamai daug sunaudojau pusę. Ir kvapas, wow, pakankamai intensyvus. Ir yra to medaus ir pieno kvapo, kuris yra visoje šitoje kolekcijoje, bet dar šalia yra tos jazminų natos. Tai toks labai moteriškas tas kvapas, toksai labai elegantiškas ir pakankamai intensyvus, stiprus kvapas. Ne visiems jisai gali patikti, bet ir man patinka ir pakuotė labai faina ir graži. Toliau verčiu iš eilės
Ir puslapyje 51 yra kvepalai. Kvepalai Giordani Gold Essenza Supreme. 12 valandų išliekantis aromatas, buteliukas dekoruotas 12 karatų aukso detalėmis. Jis mano nučiupinėta truputėlį. Reikia pavalyti. Štai, va čia yra ta aukso plokštelė viduje tenai. Tas kamštelis toks sunkus pakankamai ir toksai, prabangiai atrodantis ir pats kvepalų buteliukas atrodo prabangiai. Nes tai jau, ir kaina jo yra 41,99, tai yra tikrai kvepalai. Ir jų natos yra ananasai, baltųjų gėlių mišinys, ladanas aromatinė derva. Na ir čia rašo kategorija gintaras ir gėlės. Kvapas labai prabangus, mano nuomonė. Tikrai prabangus. Kai kas pasakytų galbūt, kad kvapas vyresniai moteriai, bet man ne, man jis yra, ta prasme, aš juo galiu kvepintis, bet jis man toks vakarinis arba šventinis, toks atrodo ne visai kasdieninis arba ne tokiai labiau šventiškai progai, tikrai labai prabangiai kvepia, toks intensyvus aromatas labai. Salsteldantis, bet man turi ir tam tikros, nors čia citrusų kaip ir nėra, bet tokios kažkokios gaivos, lyg tokio citrusų kažkokio, tai man truputėlį jaučiasi aromato, nežinau kodėl, gal dėl to ananaso truputėlį toks vaisiškumas yra, jo, tikriausiai, bet kvapas labai 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 man patinka, tiesiog sakau, va toks ne kasdienai, ne namuose indus plauti, man tokiais atrodo kvepalais kvepintis, o jau kažkur einant truputėlį į vakarėlį ar kažkokį tai šventinį vakarą ar kažką. Tai kvepalai ir juos perkant dar buvo nemokamai šalia dovanų rinkinys papuošalų, kuris atrodo va šitaip. Va. Tokie įdomus katalogė, aš tikėjausi, kad jie bus gerokai mažesni, bet jie tokie dideli, matot, tas pakabukas kaklo toksai, čia kokie net 3-4 cm gal ilgio ir auskarai irgi pakankamai ilgi, tokie, pakankamai ryškus papuošalai, nors iš esmės klasika, tai yra perlai auksas. Tai toks buvo visiškai nemokamai dovanų. Toliau, greitai verčiu. Šitą gaminį aš labai trumpai parodysiu, tai yra Giordani Gold kosmetikos krepšelis, šitam katalogė jis kainuoja 19,99, bet aš jį pirkau praeitame kataloge, nes ten buvo kažkoks suminis pasiūlymas ir kainavo mažiau, bet aš čia turiu jį pasidėjai šone ir jis atrodo štai šitaip. Va. Pakankamai didelis, kaip matot, tokios odos imitacijos šviesios, atrodo prabangiai, su rankenėlė. Ir čia gražus užtrauktukas, vėlgi su Giordani Gold tuo motyvu, atsidaro. Ir čia turime šepetėliams vietą ir tada vienas didelis skyrius sudėti visai kosmetikai, ar čia šiuo atveju mano sudėti laikrodžiai ir visokie apyrankės, taip toliau. Tai toks krepšelis, man patiko tai, kad jis yra talpus, didelis ir standus. Dėl to aš jį užsakiau ir dabar turiu kaip gražiai susidėti savo daiktus ir kadangi jis patogiai atsiverčia, tai viskas labai gerai matosi atsidarius. Toliau puslapį 7-8 užsakiau tokį įprastą ganėtinai man gaminį, tai yra dvifazis makiažo valiklis 5,49. Aš jį užsakinėju reguliariai būtent iš Oriflame, nes man tai yra kol kas geriausias, nemeluojant, geriausias išbandytas akių makiažo valiklis, jis ir tą vandenį atsparų makiažą nuvalo ir svarbiausia nedirgina akių visiškai nėra jokio graužimo, jokio nieko, tai dėl to man jis labai patinka. Toliau puslapį 82 užsakiau nagų dildę, 4 paviršių nagų dildę, 2,99. Turėjau tokią anksčiau, bet jau susitrynė man jinai, tai nusprendžiau užsisakyti vėl, nes tiesiog man patinka tai, kad su jie gali nupoliruoti nago paviršių ir kadangi man
Kartais būna, kad pasisloksniuoja nagai ir taip drasko pats viršų į nago, tai nesinori aštrios dildės, kad to nago netrinti, o norisi kažkokio tai truputėlį švelnesnio tam gaminio, tai va šitas puikiai tarnauja, nes tada gražiai nupoliruoja, kad nesidraskytų. Toliau puslapį 99. Dar viena naujovė, kurią pirkau praeitam kataloge. Ir tai yra nuo H+ 20% vitamino C veido kapsulės. Toks pakankamai irgi jau rimtesnis ir prabangesnis gaminys, jos ten biškai sulimpa. Taip. Atrodo pakankamai prabangiai, bet pakuotė yra nestiklinė, pakuotė yra plastiko, plasmasas, nežinau, kaip pasakyti. Ir kas parašyta čia, kad išlygina odos atspalvį, tekstūra pagražėja, oda tampa švelnesnė, glotnesnė, tinka visiems odos tipams. Kapsulės suskaidomos mikroorganizmų, gautos iš jūros dumblių. Na ir ką, tepam tą prieš ant švaraus veido, prieš kremą ar prieš kažką, taip kaip serumą maždaug tepam, ar ne, nulaužiam tą kapsulę ir ištepam ant veido. Dar neišbandžiau, nes kol kas naudoju veido serumą su vitaminu C iš Avono. Kai tą pabaigsiu, tada sunaudosiu kursą šitų, pasižiūrėsiu, kaip man efektas patinka ar nepatinka. Kaina jų yra pakankamai didelė, 34,99, bet tai yra pakankamai toks produktas koncentruotas 20%, nėra daug rinkoje tokio aukšto procento gaminių su vitaminu C. Toliau puslapyje 124 kolekcija iš Love Nature veido priežiūrai, ją pirkau irgi praeitam kataloge ir užsakiau visus gaminius, tai yra micelinį vandenį veidui valyti. Čia yra su čija sėklomis, šalavijo sėklomis ir medumi. Ir medumi. Labai šiaip maloniai kvepia, aišku dabar man visur tie kvepalai čia kvepia, bet toks pakankamai neintensyvus, bet fainas, malonus kvapas, gaivus toksai. Micelinis vanduo, veido kremas, čia kolekcija skirta sausai odai. Kitam puslapyje yra tokia su ananasais, kurią aš irgi sunaudojau visą. Tai yra skirta visiems veido odos tipams arba labiau normaliai, aš tai labiau sausai odai. Ir tai yra toks kremukas, kuris nieko stebuklingo jums nepažadės, išlyginti ant raukšlių, nežinau. Tiesiog sudrėkina odą, kadangi skirta sausai odai, tai pamaitina, padrėkina ir tiek toksai. Pakankamai, aš manau, šitas priemonės tinka jaunoms merginoms, jaunai odai, paauglėms, pavyzdžiui. O man tiesiog patinka išbandyti visokias naujienas, tai dėl to ir užsisakiau savo. Ir taip, micelinis vanduo kainuoja 4,49, kremas 3,79 ir dar tenai kolekcijoje yra veido kaukė, kuri kainuoja 4,49 ir kas įdomu, kad šita veido kaukė, kaip ir iš tos prieš tai rodytos mano linijos, jinai yra nenuplaunama, jinai yra paliekama ant veido kaip kremas. Nors ją turbūt tepi po kremo jau, bet prieš naktį tiesiog užsitepi ir palieki. Tai tokie gaminiai. Toliau puslapyje 150. Labai tokie įprasti gaminiai, juokingi. Tai yra dantų šepetėliai ir dantų pastos. Esu išbandžiusi Oriflame pastą dėl įdomumo, tiesiog ir man patiko iš tikrųjų. Tai čia yra dantų pasta Pro White, balinanti, 4,49 kaina. 100 ml. Man patinka jos iš tikrųjų skonis, patinka jos konsistencija, kad jinai yra tokia neskysta, kaip pigesnės pastos rinkoje būna tokios skystos, jinai tokia kaip pasta labiau. Nežinau, man patiko. Ir įprastas dantų šepetukas vidutinio kietumo. 2,99. Tai tiesiog tokie nelabai įspūdingi, nelabai įdomus tie gaminiai. Toliau puslapyje 155.
naujiena kojų priežiūrai, vėlgi praeitam kataloge užsakinėjau, tai yra Pemza arba pėdų dildė, ją aš irgi užsakiau, bet jinai yra duše mano jau naudojama, tai nežinau, galvoju, gal jau naudojamos nebenešiu čia rodyti, tokia švelniai violetinės, tokios alyvinės spalvos su blizgučiais viduje. Ir tada pėdų kremas. Tai yra kremas maitinamasis su slyvomis ir taukmedžio sviestu, graži pakuotė, fainas kvapas, man patiko visai ir pats kremas. Kvapas toksai švelniai vaisinis. Pats kremas, jisai yra ganėtinai lengvos konsistencijos, bet jisai toksai kaip turi perlamutrinio spindesio savy, nors ir pėdams skirtas. Ir ta oda atrodo truputėlį net žvilga jo pasitepus, toksai jaučiasi riebumo dėl to taukmedžio sviesto, bet pakankamai lengvai išsitepa, nėra toksai kaip pasta, kaip būna, aš vieną turėjau iš ankstesnių kolekcijų Oriflame, vis bandau sunaudot, jau labai nedaug liko, bet jis toks šlykščiai buvo, toks tirštas, man asmeniškai nepatiko, toksai kaip pasta tikrai, o šitas daug lengviau išsitepa ir daug lengviau susigeria. Tai toks gaminys, 2,79. Ir paskutinis, man atrodo, kurio nepasižymėjau, nes šitam kataloge jo neradau, man rodos, nebuvo. Buvo praeitam kataloge. Tai yra vaikiškas aliejus iš Baby O linijos, kūdikių aliejus. Čia yra 150 ml ir jis yra tinkamas naudoti nuo pat gimimo. Atlikti, ta prasme, Oriflame kompanija yra atlikus tyrimus, kad čia viskas tinka. Patvirtinta pediatrų draugijos ir žodžiu 95% natūralių ingredientų, kaip čia antialerginis ir taip toliau, bekvapis, žodžiu tiesiog aliejukas tepti kūdikio odeliai ir man asmeniškai jisai bespalvis, toksai skystas, man jisai patiko, aš pabandžiau, savo kūdikį tepti juo ir likau nustebinta maloniai, nes tikrai faina konsistencija, kaip čia konsistencija, jis toks kaip aliejus, bet biškai primena sausą aliejų. Toks lengvai išsitepantis ir lengvai įsigerintis ir tikrai labai odelę pašvelninantis, labai. Tai man patiko. Tikrai anksčiau esu bandžius įprastus esančius mūsų supermarketuose. Tai šitas pranoksta, tikrai, tai kainos aš neatsimenu, nes neturiu to seno katalogo, bet kažkas apie 8 ar 9 eurai. Tai tiek turbūt, dar vieną gaminį neturiu parodyti čia jums, kurį užsisakinėjau iš išpardavimo, šiaip tai geras labai išpardavimas buvo outlet prekių, tai yra šalikas Misa, kuris kainavo anksčiau 25,99, o šitam kataloge jį galima įsigyti už 13,99 ir nors jis yra poliesterio, bet jis yra šiltas ir labai gražus dėja. Nusprendžiau dar trumpam sugrįžti ir parodyti jums vis tik tai tą šaliką ir dar vieną produktą, kurį pamiršau parodyti ir kurį užsakinėjau šio katalogo metu. Tai pirmiausia, tas šalikas, tai noriu parodyti jums, kokios yra spalvos ir kaip atrodo jo tekstūra. Va, jis yra toksai primena kaip moherą, kaip vilna, nors iš tikrųjų tai yra poliesteris, bet pati ta medžiaga labai, atrodo, lyg būtų tikras vilnonis šalikas. Ir mato tos spalvos, mėlyna, tokia šviesi, ruda, labai gražiai atrodo. Tada tas pavadinimas, ką reiškia žodis Misa, ar, taip turbūt. Ir kutai apačioj, ir aš dabar jau jį nešioju kiekvieną dieną, nes man jau šalta ir jisai tikrai yra pakankamai šiltas ir šildantis ir dabartinė kaina, tau, kaip sakiau, už 13,99, tai yra tikrai labai vertas dėmesio. Na ir kitas gaminys, kurio neparodžiau, kurį pamiršau tiesiog, nes šitam katalogė jo nėra, bet aš užsakinėjau šios kompanijos metu, tai vyksta tokia akcija, kad užsakant gaminių už 50 eurų iš šio katalogo galima užsisakyti vieną iš ten pateiktų aromatų už
su 70% berods net nuolaida, jeigu aš neklystu. Ar 50. Na, nesvarbu, kaip ten bebūtų, Oriflame puslapį pamatysit, bet esmė tame, kad aš užsakiau šitą aromatą vyrišką savo vyrui, dėl to, kad jisai irgi yra naujiena iš galbūt praėjusio katalogo, jeigu aš neklystu, ar užpraeito. Ir tada aš jo neužsakinėjau, o dabar, kadangi tokia buvo didelė akcija, galvoju, pabandysiu. Tai čia yra 100, jeigu neklystu, mililitrų. Didelis, na, toksai butelis. Ir pats tas aromatas, matot, jis yra toksai, kaip tas skystis, tokios tamsios spalvos. O kalbant apie aromato kvapą, tai jis tikrai toksai intensyvus, na, ne veltui Extreme vadinasi, Glacier Extreme. Intensyvus, pakankamai toksai papartinis, toksai labai man jaučiasi tos paparčia ir žalumos, miško žalumos natos, samanų. Truputėlis pipirų, na, toksai pakankamai, sakyčiau, intensyvus aromatas tokiam, na, vyriškiui arba vyresniam, arba tokiam labiau jau rafinuotam, tokiam solidesniam savo, na, ta visa savo povyza netokiam, žinot, jaunatviškam jaunuoliui su sportinė striuke ir džinsiukais, o tokiam jau biškai vyrui, na, solidesniam. Tai vat toks aromatas. Tai pora produktų, kurių nespėjau parodyti. Tai tiek tų mano pirkinių iš šito šventinio Oriflame katalogo. Tikiuosi, kad jums buvo įdomu, kad faina pamatyti, kaip viskas gyvai atrodo ir išgirsti atsiliepimus, ar verta kažką pirkti, ar neverta ir kodėl. Ir pasimatysim sekantį kartą su kitais video iš katalogų. Ate.